Lietuvos krepšinio lyga, kurią remia Betson, pasiekė aukščiausią ir svarbiausią sezono tašką, tai yra finalų serija. Čia Kauno Žalgirio arenoje Nemuno saloje startuoja svarbiausia sezono serija, kova dėl čempionų taurės, kova dėl čempionų žiedų. Kauno Žalgiris, Utenos Juventus komanda, kuri išgyveno blogiausią komandos istorijoje atkarpą antroje sezono pusėje ir likus porai mėnesių iki sezono pabaigos padarė tai, ko nieks nesitikėjo ir ko niekada komandos istorijoje nebuvo. Pateko į ketvirtfinalius, laimėjo ketvirtfinalius, pateko pusfinalius, laimėjo pusfinalius, pateko į finalą ir čia bandys kažką nuveikti. Rimi studijoje Vadas Leliuga, Martynas Gecevičius. Sveikas atvykęs į finalus. Sveikas, Vaidai, sveiki visi, žiauriai gera čia būti. Nu ką, arena po truputėlį pildosi, matau ir trečias Žalgirio arenos aukštas žmonėmis jau pilnėja, tai tikėtina, kad atmosfera šiandien bus nebloga. Kauno Žalgiris Utenos Juventus serija, kurią turbūt buvo sunku išprognozuoti ir turbūt neįmanoma išprognozuoti sezono pradžioj. Apie Juve gal pakalbėkim, nes jie mus labiausiai stebina kol kas jų žaidime yra tie pagrindiniai varikliai, pagrindiniai taškai mes matėm. Valinskas, Diarra, Maxwellas Liuisas, Lukas Uleckas. Kodėl jų nepavyko sustabdyti nei Klaipėdos Neptūnui, nei Vilniaus Rytui? Labai paprastai, tos keturis žaidėjus, ką išvardinai, didžiulį įtaką komandos puolimui, kuris yra tikrai atkrintamosiose varžybose arti kosminio, kaip vis tiek, atkrintamosiose varžybos dažniausiai tas taškų kiekis mažėja. Dažniausiai komandos pradeda gintis, duoda fiziškumo, slėgimas kažkokios tai įtampos, serijos ir taip toliau, lemiamos rungtynės, bet Utena to neturi. Žalgiris ramiai po 95 taškus renka atkrintamosiose, o Juve renka po 93,7. Tai dvi rezultatyviausios komandos, daugiau niekas 90 net nerenka. Tie keturi žaidėjai yra atsakingi už 66% visų Juvės taškų. Pataikymo procentai yra kosminiai, nei vienas iš tų keturių žaidėjų tavo išvardintų nemeta 3 taškų žemiau 40% ir 2 taškų žemiau 50%, o jeigu paliestume Luko Ulecko procentus, beveik 48%, 3 taškų daugiau negu 60%, 2 taškų ir daugiau negu 90% baudų. Lukas Uleckas iš vis yra didžiulis X faktorius, bet aišku, rezultatyviausias iš jų yra Paulius Valinskas, kuris iš vis demonstruoja įspūdingą formą. Lukas Uleckas prieš šį finalo mačą kalbėjo, kad pralaimėjo Klaipėdos Neptūnui pusfinalį vienas rungtynes, juokavo Rūbiniai, kad nebeatsimena, ką reiškia pralaimėti, nes paskutinį kartą jie iki to pralaimėję buvo būtent Kauno Žalgiriui, reguliariajam sezone nė karto nepavyko jiem įveikti šios komandos, bet daug kas jau pasikeitė ir tai yra visiškai kita komanda, nors ir su tais pačiais žaidėjais, bet ir varžovas šiandien visai kitas, už mūsų nugarų Ąžuolas Tubelis, kuriam su Luku Ulecku reikės grumtis tarpusavę, Mozesas Raitas, na ir kita Žalgirio kompanija, kuri, pripažinkim, yra šiek tiek kito lygio negu iki šiol buvę Utenos Juventus krepšininkai atkrintamosiose. Varžovai. Visiškai kiti žaidėjai, visiškai kitos gynybos sistemos, visai kiti kūnai, iškart, ką tu paminėjai, Lukas Uleckas, taip, buvo įpratęs prie žaidimo daug su kamuoliu, daug žaidimo 1-1, daug žaidimo netgi 2-2, kaip jo pozicijos žaidėjai, bet šiandien žaidžia prieš Tubelį, jeigu žais 2-2, keisis gaus Mozesą Raitą, tu gausi, nežinau, Dastinas Lyva, tai nėra tie žaidėjai, kurie yra labai lengvai įveikiami. Nemanau, kad labai netgi Glinskas dažnai tą dalyką naudos, kalbant apie gynėjus kaip Giedraičio, Diarra, žais prieš Gosą, žais prieš Giedraitį, kuris dabar geroj formui per playoffus, taip kad visai kito lygio varžovai ir tikėtis tokio rezultatyvumo Utenos ekipai turbūt būtų pakankamai nevoka. Pertraukėlė, Martynai, įsiterpia į mūsų abiejų komandų vyriausių trenerių komentarai, po kurių pratęsim čia pokalbius Rimi studijoje. Likit kartu. Treneriai, sveiki atvykę į finalus ir jums, ir komandai daug pirmų kartų šitam sezone apskritai. Kaip pasitinka čia serija ir kokios jūsų mintys? Pasitinkam gerai nusiteikę, vis tiek tai mes turime galimybę būti finale, dėl ko visos komandos kovoja visą reguliarų sezoną ir atkrintamasis, kol patenka į finalus, tai tos nuotaikos yra tikrai geros ir pozityvios. Kaip galvojat, kiek tikit, aišku, savo komandą, kiek tikit, kad galit įveikti Žalgirį, kurio šį sezoną nepavyko tą padaryti ir kiek ilgai šitą seriją gali užsitęsti? Kiek ilgai jinai užsitęs, aš negaliu pasakyti, bet faktas, kad aš tikiu savo komandą ir tikiu, kad viskas yra įmanoma. Treneri, finalas, kurio turbūt niekas neprognozavo prieš sezoną, kaip jūs pasitinkat šią dieną? Pasitinkam kaip
kovingas rungtynės, nusiteikę kovingai. Įdomu, kaip mes atrodysim po savaitės laiko pertraukos, bet esam pasiruošę. Ką galit pasakyti apie Utenos komandą? Kuo ji pavojinga, kaip prieš ją reikia žaisti, kas bus svarbiausia? Tai visų pirma, manau, labai svarbu stabdyti jų greitą puolimą. Tikrai nori bėgti, nori mes tritaškius, kontroliuoti atkovotus kamuolius ir žaidimas 1-1. Tikrai turi daug žaidėjų, kurie gali žaisti 1-1. Manau, kad ir bus daug žaidimo 1-1, tai kad turim sustovėti 1-1. Sėkmės. Rimi studijai šalia manęs treneris Ramūnas Butautas. Labas, Ramūnai, smagu matyti jūs čia. Ar stebina, visų pirma paklausiu, tai, kad šiandien yra finalų diena, finalų startas ir mes matom Kauno Žalgirį ir Utenos Juventus? Na, šiame be abejo stebina finalas, jo dalyviai stebina, bet šiame sezone reikia pripažinti, kad daug buvo tokių rungtynių, kurios baigėsi ne taip, kaip tikėjosi sirgaliai. Kai kurie ekspertai sakė, kad vertindami tų komandų žaidimą sakydavo, kad jisai banguoja. Aš sakyčiau kitaip, tų komandų žaidimas nebangavo, bet komandų lygis išsilygino ir buvo labai daug lygių rungtynių ir nominaliai pagal pavadinimą stipresnės komandas neretai pralaimėdavo. Šitaip įvyko ir ketvirtfinalis ir pusfinalis, nieks nesitikėjo Juventuso pamatyti finale. Žalgiris turėjo puikų sezoną Eurolygoje ir LKL varžybose patyrė tik vieną pralaimėjimą. Tai jo čia buvimas yra dėsningas, o Utenai, didelė nusišypsojo sėkmė. Kiek galvojat, ilgai gali užsitęsti šitą seriją? Ar ji gali užsitęsti? Kaip sakoma, uteniškiai yra pajutę ne tik kraujo kvapą, bet ir skonį. Ir kad jie atiduos visas jėgas ir kad priešinsis, aš to net neabejoju. Jie jau dabar nuveikia, yra didelį darbą, tačiau vis tik aš manau, kad yra neįžeidžiant uteniškių labai didelis meistriškumų skirtumas. Žalgiris yra Eurolygos 5. vieta ir manau, kad serija bus tiek, kiek turi būti. Ramūnai, mes su Jonu Valančiūnu kalbėjom apie jo neseniai pabaigtus mokslus LSU universitete, kurį jūs ir pats ten viską kuruojat ir prižiūrit. Kas tai yra per programa ir kam jinai gali būti naudinga? Gal žmonės, kurie dabar baigia mokyklą, norėtų kažką tai bendro turėti su krepšiniu? Ką pasakytumėt? Kuo mūsų programa išsiskiria iš kitų, tai visų pirma tuo, kad mes ruošiam ne tik vaikų ir jaunimo trenerius, tačiau ruošiame ir profesionalių komandų, skautus, asistentus, 3x3 trenerius, individualių gebėjimų trenerius. Ir prie to norėčiau paminėti, kad dėstytojai yra su vardais, krepšinyje daug nuveikia žmonės. Tai turbūt tai yra mūsų jėga programa ir profesoriai, kurie veda tas paskaitas. Žinau, kad mūsų kolega Šarūnas Vasiliauskas irgi baigė tą programą, tai jeigu norit vieną dieną būti tarp Lietuvos krepšinio lygos trenerių ir ekspertų, rašykit Ramūnui arba tiesiai į LSU universitetą, o mes netrukus pradedam didžiąją finalo seriją. Likit kartu. Trečiasis Lietuvos krepšinio lygos sezonas pasiekė savo finišo tiesėje ir, kaip visi šneka pastarosiamis dienomis, ta finišo tiesioji veda per labai netikėtas stoteles. Kaunas – įprastas vaizdas, bet kita finalo stotelė Utena, kurios atstovai Juventus krepšininkai pirmą kartą lygos istorijoje prasibrovė tarp dviejų stipriausių sezono komandų ir tikisi tiek šiandien, tiek visoje finalo serijoje pateikti mums ir dar daugiau staigmenų. Istorinis Utenos sezonas ir Kauno Žalgirio neįtikėtina pergalių serija Lietuvoje. Kas, Rokai, baigsis būtent per šią finalo seriją? Kažkas baigtis tikrai turės, bet vienaip ar kitaip galim džiaugtis tuo, kad stebim istorinį įvykį. Utenos Juventusas finale Kaune, čia Žalgirio arenoje, kur lyg prieš Eurolygos rungtynes žalia balta banguoja čia arenos tribūnomis. Na ir taip pat, žinoma, prieš prasidedančiam susitikimui didžiausi ir nuoširdžiausi sveikinimai visiems tėčiams, seneliams, visiems šuniukų ir kačiukų tėveliams ir visiems, kurie šiandieną švenčia. Ačiū Jums už viską ir ačiū, kad esate su mumis.
Būtent. Na, o Utenos komanda, jeigu nori toliau tęsti savo svajonę, jeigu nori laimėti šią finalo seriją, aš manau, kad jiems reikės neadekvataus pasitikėjimo savimi. Jie neturi ką prarasti, jie jau pasiekė klubo ir miesto istoriją. Kas jeigu ne jie ir kada jeigu ne dabar? Tai yra šansas, kurio jie dar niekada neturėjo. Pirmą kartą Utena yra Lietuvos krepšinio lygos finaluose ir norėdami laimėti bei kovoti su Kauno Žalgiriu, tu turi turėti neadekvatų pasitikėjimą savimi. Lukas Uleckas kalbėjo apie tai, kad jie nepasiduos. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kokią kovą mums šiandien ir visos serijos metu pademonstruos Juventus vyrai. Na, žinai, tarpusavio rungtynėse reguliariajame sezone 4 susitikimai, 4 Žalgirio pergalės ir Žalgiris vidutiniškai metė po beveik 98 taškus į uteniškių krepšį ir pergalės šventė vidutiniškų 18 taškų skirtumų. Bet pastarosiose rungtynėse Juventusas po 2 kėlinukų pirmavo 51-56. Na, tiesa, antrą rungtynių pusę Žalgiris laimėjo net 57-37. Vienaip ar kitaip, uteniškiai savo mieste jau yra didvyriai. Jie jau yra ta komanda, kurios Utenoj niekas nepamirš dar ilgus metus. Ir kaip tu ir sakei, jiems prarasti nėra ko. Kodėlgi neišeiti su tuo neadekvačiu pasitikėjimu savimi ir kodėlgi nepamėginti, na, bent jau mesti kuo rimtesnį iššūkį tituluotiems varžovams šį vakarą. Ir šiandien bus labai įdomu stebėti, kaip Juventusas tvarkysis su tikrai daug geresnė ir fiziškesnė varžovų gynyba, negu Klaipėdos Neptūnas ją demonstravo. Greičiausiai nebematysime ir step-outų, tiksliau Utenos komanda nematys jų. Matysime daug susikeitimų, daug stumimų į silpnasias rankas ir pasižiūrėsime, kaip būtent Utenos perimetro lyderiams Pauliui Valinskui, Hasanui Diarra, Lukui Uleckui, tam pačiam Maxwellui Lewisui seksis tikrai prieš kietesnę, fiziškesnę gynybą. Šiame sezone prieš Kauno Žalgirį rezultatyviausių Utenos krepšininkai yra Ivanas Vranešas ir Šarūnas Beniušis, kurie šiaip jau prieš kitas komandas yra vos 5. ir 6. rezultatyviausi savo komandos krepšininkai. Taip nepatogiai priverčia tave jaustis Kauno Žalgirio gynyba ir manau, kad reikės šiandien ir visiems Utenos krepšininkams prisijungti ir padėti puolime. Ir visi kartu, Kauno! Kauno Žalgirio gretose tuo tarpu net keli krepšininkai nežaidė daug susitikimų, būtent prieš Utenos Juventusą. Arnas Butkevičius yra sužaidęs vos 27 minutės prieš būtent Juventus krepšininkų šiame sezone. Na, tai yra lyg naujas varžovas. Ir pavyzdžiui, Silvenas Francisko irgi yra metęs tik 8 metimus prieš būtent uteniškius šiame sezone. Matome iš karto, Tubelis yra prie Ulecko, Gosas prie Diarra ir Arnas Butkevičius prie Pauliaus Valinsko. Lewisas priima perdavimą ir čia Arnas Butkevičius perskaito situaciją ir dar ir nuaidint atakai skirto laiko sirenai. Kamuolys išskrieja į užribį. Žalgiris apsigina nuo pirmosios Utenos Juventuso atakos. Žalgirio penkete Viljamsas Gosas, Francisko, Arnas Butkevičius, Ąžuolas Tubelis ir Mozesas Uraitas. Jie rikiuojasi prieš Paulių Valinską, Hasaną Diarrą, Luką Ulecką, Maxą Lewisą ir Šarūną Beniušį. Čia ir tikimybės Utenos Juventuso šansai šiandieną nėra vertinami pernelyg optimistiškai. Ir Utenos komandai reikia bandyti rungtynių pradžioje pasikurti, reikia bandyti bėgti į greitas atakas, gauti kažkiek lengvesnių metimų, kad jie suprastų, kad gali kovoti ir šioje serijoje prieš Kauno Žalgirį. Čia pražanga atrodo Silvenui Francisko. Francisko apstulbęs, bet Šarūnas Beniušis nueidamas net taip papurto ranką po skausmingo kontakto. Pirmoji iš rungtynių pražanga. Francisko dar ir rodo peržiūros gestą Tomui Masiuliui. Na, tokioje situacijoje čia peržiūrėti nėra ko. Ir būtent Francisko turi dengti Maxwellą Lewisą, daug aukštesnį už save žaidėją. 1-prieš-1 situacija, Lewisas nepataiko, Šarūnas Beniušis kovoja kamuolį puolime ir pirmieji LKL finalo taškai priklauso svečiams iš Utenos. Ir būtent Utenos kapitonui, kuris čia nuėmęs kamuolį, nesulaukė rimtesnio Mozeso Raito pasipriešinimo. Gosas, tam pačiam Raitui, baudos aikštelėje Ąžuolas Tubelis perdavimo laukia, bet yra priverstas atsitraukti. Raitas atakuoja pats, atakuoja netiksliai. Žalgiris ima kamuolį puolime. Čia negali to daryti uteniškiai, antrasis šansas ir Viljamsas Gosas labai lengvai po krepšių susitvarko. Jeigu nori laimėti prieš daug stipresnę komandą talentų už save, turi kontroliuoti atakų skaičių.
Uteniškiams kol kas rungtynių pradžioje nesiseka to daryti. Butkevičius nuo susitikimo pradžios prisiklijavęs prie Valinsko, kuris dabar po driblingo netiksliai atakuoja iš toli. Skėsteli rankomis Valinskas, žvelgdamas į komandos draugus, lyg sakydamas, nelabai turėjau kitų variantų. O čia Paulius turėjo nebent variantą prasižengti, bet to padaryti staigiai nepavyksta. Raitas vos palėtas kamuolį iš karto jį siunčia į uteniškių krepšį. Ir čia yra per lengva. Tu negali leisti po netaiklaus metimo taip užsiimti pozicijos Mauzesui Raitui. Reikia ten pražangos, reikia stabdyti žalgiriečių greitas atakas. Ir čia pražanga prieš Šarūną Beniušį. Arnas Butkevičius kerta per rankas uteniškių vidurio puolėjui jau po Žalgirio krepšiu. Puikiai čia situaciją nuskaitė Utenos krepšininkai. Beniušis turėjo neblogą poziciją baudos aikštelėje, ten kamuolys ir nukeliavo. Paminėjai, kad vienas iš rezultatyviausių Utenos žaidėjų prieš Žalgirį reguliariajame sezone buvo Šarūnas Beniušis. Tikrai gera jo statistika, 13,3 taško, 5 atkovoti kamuoliai, 16 naudingumo balų vidutiniškai žaidžiant prieš Kauno Žalgirį. Ir 22 taiklus dvitaškiai iš 29. Pataikęs lygiai tiek pat kiek Laurynas Birutis. Tik Biručiui prireikė 3 bandymų mažiau, 22 iš 26. Francisko. Sanas Diarra prie Franciskonų patrungtynių pradžios. Geras perdavimas Raitui. Beniušis kyšteli ranką, išmuša kamuolį be pražangos, bet Raitas prie kamuolio pirmas ir ten baudos aikštelėje. Jis tiesiog kaip buldozeris, nepaisydamas jokių kliūčių, pelno dar 2 taškus. Diarra pašokdina Raitą, porą gerų perdavimų, Uleckas išvestas metimui ir Lukas Uleckas lygina rezultatą, o čia Utenos sirgaliai patys ką tik galėjot pamatyti, koks įspūdingas jų kiekis atvyko šiandieną į Kauną. Tikrai nesu matęs niekada gyvenime Utenos Juventuso išvykos fanų tribūnos tokios gausios, kokia ji šiandien yra Kaune. O čia dar Utenos Juventusas ir apsigina. Lukas Uleckas toliau tęsia savo nuostabų pasirodymą. Valinskas tarp 2 žmonių, sunkus metimas nuo lentos, jis nėra tikslus, bet Žalgiriui nepavyksta užsitikrinti kamuolio gynyboje. 3 minutės sužaistos, rezultatas lygus. Utenai svarbiausia palaikyti kuo arčiau Žalgirį, kuo ilgiau. Kad kažkoks ir spaudimėlis pasijustų kauniečiams einant į rungtynių galą. Klausimas, kiek įmanoma yra priversti Žalgirį jausti spaudimą, kadangi tokį scenarijų mes matėm ypač čia Kaune vos ne visą sezoną. Kad ir 2 kėlinukus kažkas atsilaiko, bet vis tiek Žalgiris visada žino, kad gali sužaisti tuo aukštesniu intensyvumu ir įrodyti savo pranašumą. Čia nėra taškų, norėjo taškų Beniušis. Jo manymu Raitas sujudino lentą. Ten įdomus epizodas, bet žalgiriečiai jau kitoje aikštelės pusėje. Ir čia Beniušio pražanga, po kurios jisai ir eina dar sykį išreikšti savo pretenzijų dėl prieš tai matyto epizodo. O čia beje 2 taškai įskaityti Mauzesui Raitui. Šis dėjimas tampa jau jo 6-uoju tašku ir dar ir prie baudų metimo linijos. Stos kauniečių aukšto ūgis, Beniušį aikštėje keičia Ivanas Vranešas. Šarūno Beniušio pirmoji asmeninė, Utenos pirmoji komandinė pražanga rungtynėse. Nomas Masiulis buvo išrinktas Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson metų treneriu. Vos 1 pralaimėjimas ir tas patirtas spalio mėnesį. Įspūdingas stabilumas, kurio tikrai ne kiekvienais paskutiniais sezonais pavykdavo pademonstruoti kauniečiams. Tai visgi turbūt yra ir tas suvokimas, kainos suvokimas to Lietuvos krepšinio lygos statuso, prestižo, kuris galbūt treneriams iš užsienio, sakykime taip, diplomatiškai kartais neatrodo tokios reikšmės, koks jis iš tikrųjų yra šiai organizacijai, šiems sirgaliam, šiems žaidėjam ir dabartiniam trenerių štabui.
O čia klaida, kurios dažnai nepamatysi. Francisco įžengė į aikštelę prieš išmesdamas kamuolį iš užribio. Čia turbūt ir tas Žalgirio atsipalaidavimas. Kažkiek pakiša koją, matėme ir Maodolo pusfinalio serijoje, kur neišsimetė kamuolio pataiklaus Lietkabelio metimo, dabar užminta tiesiog linija. Dar viena galimybė. Uleckas inicijuoja 2-2 perdamas Liujisui po pagavimo. Nepataiko Maksas Liujisas. Ir čia Francisco vienas likęs greitoje atakoje. Iš toli prancūzo tritaškis nėra tikslus. Bet ir jau antrą kartą, taip, sakykime, net ne pirmų bandymų pagauna perdavimą Francisco. Dabar ir ta užminta linija. Atrodo, kad vis tiek, na, reikia ieškoti tų papildomų motyvacijos šaltinių. Gal ir sulaukus ne to varžovo finale, kokio turbūt tikėjasi. Uleckas prieš Tubelį. Nėra taip lengva kaip prieš Tarolį. Pusfinalio serijoje buvo Lukui Uleckui. Hasanas Deira iš vidutinio irgi netaikliai. Kol kas Utenos puolimas stringa per pirmasis 4,5 minutės. Matėm tas 3 dalinai sėkmingas atakas susitikimo pradžioje, o Žalgiris ir toliau neišradinėja dviračio. 9 iš 11 jų taškų yra surinktis vidurio puolėjų. Raitas su 7, Birutis su pora ir čia pirmoji finalo pertraukėlė, kurios prašo Laimonas Eglinskis. Krekenavos su mėsomis. Kai norisi mėsos, visiems tiem, kas mėsingų dėjimų trokšta, galim pristatyti Žalgirio bokštą. Laurynas Birutis ir jo dėjimas 2 rankom, kad būtų dvigubai smagiau. Išsiuntęs komandas į pirmąją šarminės Akvilės vandens pertraukėlę. Ir kol kas Rokai akivaizdu, kad Utenos komandai tai yra toks adaptacinis periodas prieš daug stipresnį varžovą. 2 taiklūs metimai iš 8, 2 klaidos. Neveikiantis puolimo procesas ir per lengvai Žalgiris pelnantis taškus greitose atakose. Prasižengti tau, naudoti komandinės pražangas yra privalu. Jeigu tu žaidi prieš Kauno Žalgirį, to kol kas nesiseka Juventus krepšininkams daryti. Spėčiau, bet apie tai tikrai ir kalbėjo Laimonas Eglinskis pertraukėlės metu. Maksas Liujisas prieš Maodolo. Į baudos aikštelę, artimo vidutinio nuotolio metimas yra tikslus. Pirmieji Makso Liujiso taškai. Turi atakuoti tiesiog Lauryną Birutį, kuomet jis yra aikštelėje ir jeigu jis ginasi kažkiek pasyviau, o čia Žalgiris naudojasi Tubelio pranašumais prieš Luką Ulecką 4 pozicijoje. Ir vėl jokių pražangų ir vėl atrodo, kad be didesnių pastangų Žalgiris tai, ką nori padaryti ir padaro savo atakos metu. Butkevičius čia blokuoja Vranešo metimą ir pats nusivaręs kamuolį iki galo. Provokuoja pražangą ir galbūt būtų pelnęs ir taškus, bet Birutis refleksyviai kyšteli ranką. Bet ir vėl pražanga metimo metu, kuris siunčia Arną Butkevičių prie baudų metimų linijos. 13-8 sužaista kiek daugiau negu pusė pirmojo kėlinio. Čia Kaune šarminė Akvilės vandens pertraukėlė. Pirmoji galimybė žvilgtelėti į rungtynių statistinę išklotinę. Čia uteniškių 3 iš 10 metimų susitikimo pradžioje. Žalgiris dar neatsidarė mesdamas iš toli, bet vis viena turi 5 taškų persvarą. Na, šiaip jau ta statistika tokia santykinai apylygė, bet žinoma ir sužaista dar tik pusė pirmojo rungtynių ketvirčio. Utenos Juventusas įspūdingai nukeliavo iki finalo, bet kaip ir minėjau, čia Kaune ir apskritai šiame reguliariajame sezone prieš Kauno Žalgirį neiškovojo nė vienos pergalės ir nė sykio nepralaimėjo bent jau vienženklių skirtumų. Ir Kaune uteniškiai per 2 žaistas rungtynes buvo pataikę 9 iš 35 mestų tritaškių. Šiandieną jie jau yra pataikę 1 iš 3. Bet taip pat dar vienas statistinis rodiklis, kuris turės labai daug įtakos tam, ar mes matysim tą apylygį. Vidurkis krenta nuo 22,5 iki 18,5 procentai irgi. Abiejų komandų tarpusavio dvikovose Žalgirio 48 prieš Juventusą, o uteniškių vos 34. Arnas Butkevičius prieš Juventusą šiame sezone dar nėra pataikęs metimo iš žaidimo, bet dabar prideda 2 baudas ir keliauja pailsėti.
Manau, kad jis pats tikrai net tau nepasakytų to fakto, net nėra atkreipęs į tai dėmesio ir neabejoju, kad net ir visa Žalgirio komanda net nėra atkreipus į tai dėmesio. Jis visai kitas užduotis vykdo ir jas vykdo aukščiausiu lygiu Arnas Butkevičius būdamas aikštėje. Valinskis turi prie savęs Birutį. Keičiama kryptis, prasiveržimas ir nesėkmingas metimas kairę ranką. Nesėkminga rungtynių pradžia Valinskui, 3 iš 3 pramesti metimai. Nors nebloga situacija čia buvo susikūręs po to, kai apėjo Lauryną Birutį. Maudolo 2 prieš 2 su Biručiu. Ir čia Evaldo Šaulio pražanga, trečioji komandinė uteniškiam ir pražanga šį kartą jau nemetimo metu. Trigubas Laimono Glinskio keitimas. Grįžta į aikštę Diarra ir taip pat Erikas Venskus ir Malikas Johnsonas į kovą metami pirmas iki šį vakarą. Ir dabar bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip abiejų komandų atsarginių žaidėjų suoleliai atrodys vienas prieš kitą. Williamsas Gosas pirmų žingsnių aplenkia Diarra ir paverčia tą pranašumą dar vienu dvitaškiu. 7 Žalgirio dvitaškis iš 9 bandymų. Čia gerokai per lengvai tiesiog nuo užtvaros eina Williamsas Gosas pražangos ir vėl nenaudoja Juventus krepšininkai. Johnsonas kabina kamuolį Vranešui, viskas baigėsi uteniškių klaida. Ulanovas čia bando naudotis pranašumais prieš Evaldą Šaulį, 2 žmonės prie jo, čia yra pražanga. 4 Juventuso komandinė. Vos 8 Juventuso taškai per 6,5 minutės pirmame ketvirtyje. Ir kaip ir minėjo Martynas Gecevičius ir mes studijų prieš rungtynes, būtent puolimas ir rezultatyvumas buvo Utenos raktas į šitą žygį į finalą. Pristabdžius jų puolimą, jiems pasipriešinti žalgiriečiams bus velniškai sudėtinga. Nori peržiūros Juventusas, nori peržiūros ir Laimonas Seklinskas. Jau pirmajame ketvirtyje dėl užribio išnaudoja vieną iš 2 turimų galimybių Utenos vyriausias treneris. Na, bet čia ta situacija, kur tu gali sustabdyti tą Žalgirio bėgimą ar bent jau pristabdyti jį nors kažkiek. Yra iššūkį dėl paskutinio užribio. Taip, mūsų pirminis sprendimas yra, kad kamuolys atitenka Žalgirio, ne? Taip. Pasižiūrim dabar tada. Opa. Tai dabar paliečia Juventus tą žaidėjas, ne? Ir matas kaip keičia kryptį kamuolys, ne? Paskui dar atšokęs, va čia. Čia jis jau nebeliečia, o čia matas kaip keičia kryptį, kad nuo Biručio rankų žaidė. Galim dar kokią kitą kamerą patikrinti. 6, jo. Tai nuo Biručio užeina, paskui nieks neliečia, keičiam sprendimą, kamuolys atitenka Utenai, okei? Tu pats parodai. Ačiū tau. Aurimas Borusas parodo, kad kamuolys atiteks uteniškiams. Sveikinimai beje jam. Jis šiandieną pirmas iki karjeroje teisėjauja Lietuvos krepšinio lygos finale. Ir tampa 8-uoju aktyviu arba šiuo metu dirbančiu Lietuvos krepšinio lygos teisėjų, sulaukusi tokio įvertinimo. Labai šiltas žmogus, visada labai malonu su juo pabendrauti. Tikrai nuoširdūs sveikinimai Aurimui. Atvykus, taip sakant, į didžiąją sceną. Į didžiąją sceną. Nemažai debiutantų šiandien finale. Jaros sudėtingas, netiklus metimas. Vranešas prie kamuolio buvo pirmas, bet kamuolio išsaugoti aikštėje jam nepavyksta. Na, labai kol kas iš baudos aikštelės netiksliai atakuoja Juventus krepšininkai, kai iki jos nusigauna. Vos 2 taiklus dvitaškiai iš 9. Ir beje, kalbant apie tą rezultatyvumą, ar pavyks Utenai pelnyti pakankamai taškų, kad laimėtų prie Žalgirį? Šiame sezone, kai jie nesurenka 86 taškų, jie yra laimėję vos 1 rungtynes iš 16. 86 tokiais tempais atrodo kaip labai aukštas kalnas, į kurį reikia įkopti Utenai. Dabar 8 taškai per 3 ketvirtadalius pirmojo ketvirčio.
Darski Diarra. Giedraitis prisiklijavęs prie jo. Jokių pasirinkimų, tik grąžinti kamuolį atgal. Malikas iš toli susirena. Priverstinis metimas netaiklus. Evaldas Šaulys čia padaro viską, kad su kamuoliu liktų Utenos ekipa. Ir tokių epizodų tik daugiau reiks Utenos komandai. Labai sunkiai jie kūrėsi metimus. Nuostabų darbą pick and roll situacijose gynyboje daro Žalgirio krepšininkai, ypač Žalgirio gynėjai. O Malikas Johnsonas šiame sezone prieš Kauno Žalgirį per 100 minučių yra pataikęs 3 metimus iš 19 ir surinkęs 10 taškų per 100 minučių. Diarra ir vėl viską atrodo daro taip, kaip darė visą sezoną, taip, kaip darė sėkmingiausiamis jo atkarpomis, bet žaidžiant prie Žalgirį to nepakanka. O Žalgiris vis dar nėra pataikęs nei vieno tritaškio, bet baudos aikštelėje. Tai jau 18 Žalgirio taškas vien pirmajame ketvirtyje. Plius 13 labai anksti susikūrė dviženklį pranašumą Kauno Žalgiris. Matome čia susikeitimai visose situacijose. Malikas Johnsonas prieš Birutį. Išmetimas Erikui Venskui. Taiklus Venskaus tritaškis. Jis buvo X faktorius ketvirtose serijos rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūną. Jo 3 tritaškiai labai pagelbėjo Utenos komandai žengti tą lemtingą žingsnį į finalo seriją. O prieš Žalgirį per visą sezoną Venskus buvo pataikęs 2 iš 14, bet čia jo trečiasis taiklus tolimas metimas žaidžiant prieš savo buvusią komandą, vieną iš savo buvusių komandų. Dar viena uteniškių pražanga, dabar jau tampa baudų metimais. Tas pats Erikas Venskus siunčia prie baudų metimo linijos Lauryną Birutį. Beje, rezultatyviausia krepšininką, žvelgiant į 4 tarpusavio dvikovas per abi komandas. 55 taškai per 4 susitikimus. Šarūnas Beniušis turi 53. Sanas Diarra keliauja atsarginių žaidėjų suolelio. Paulius Valinskas grįžta į aikštelę. O Lauryno Biručio pirmoji bauda nėra tiksli. Bet kaip akivaizdu, kur Žalgiris ieško savųjų pranašumų ir kur puikiai žino, kad turi tuos savo pranašumus. Minėjau, 18 taškų baudos aikšteliai, iš jų 13, tiksliau 12, jeigu kalbam būtent apie taškus baudos aikšteliai, surinko Raitas ir Birutis. Pirmasis dar ir pridėjo vieną baudos metimą, Birutis turės dar vieną papildomą galimybę padaryti tą patį. Daug kalbama apie tai, kad išsiskirs Biručio ir Žalgirio keliai po šio sezono. Bet Laurynas turi galimybę prieš tai dar iškovoti savo 4-ąjį Lietuvos krepšinio lygos čempiono titulą. Čia jo atkovotas kamuolys po netaiklaus Valinsko metimo. Tiksi paskutinė pirmojo ketvirčio minutė, plius 11 Kauno Žalgiris. Giedraitis ryžtas atakuoti pats ir tai vis tiek nėra Žalgirio pirmasis tritaškis, linija priminta. Čia atrodo šioks toks mini nesusikalbėjimas gynyboje, ten tarp Venskaus ir Valinsko. Kokią gynybą 2 prieš 2 situacijoje taikyti. Čia ir vėl puolime labai sunkiai derinius sekasi žaisti Utenos komandai, reikės improvizacijos. Beniušis iš viršaus ir tas vienas žmogus, kuris tikrai atrodo funkcionuoja Utenos puolime, yra būtent komandos kapitonas. Vienintelis Beniušis pataikė daugiau negu vieną metimą iš žaidimo pirmajame rungtynių ketvirtyje Utenos komandoje. Jau gal ir kiek pavėluotas atrodė šis perdavimas, bet Dustinas Slyva pasirūpina, kad Žalgiris neužbaigtų pirmojo ketvirčio, nepataikęs nei vieno tritaškio. Čia atrodė, kad tikrai nespės žalgiriečiai atlikti metimo kažkokiu tai būdu. Dustinas Slyva išleidžia kamuolį ir štai toks jo lemiamo metimo šventimas. 27-13 po pirmųjų 10 minučių niekur nepabaigė. Plius 14 po pirmojo rungtynių ketvirčio, čia kur Laurynas Birutis jau su 12 naudingumo balų. Vien pirmajame ketvirtyje 7 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Visa Utenos komanda kartu sudėjus naudingumo balų turi 4.
Paulius Valinskas ir Hasanas Diara kartu nepataikė ne vieno iš 7 metimų iš žaidimo ir kartu sudėjus turi -7 naudingumo balus. Tai irgi labai iškalbinga, kalbant apie Utenos pasirodymą. Kol kas 5 iš 17 metimų iš žaidimo, 4 prarasti kamuoliai. Ir Augustai, ar matai kažkokių prošvaišių, kažkokių sprendimų, ką galėtų Utena daryti kitaip, kad tas skirtumas bent jau neaugtų tokiais tempais kaip pirmajame kėlinuke? Na, tikrai sunkiai sekėsi kurtis metimus, bet buvo ir tokių, kurie krito, sakykime taip, serijoje prieš Klaipėdos Neptūną. Čia pražanga puolime. Manau, kad Utenai toks startas tikrai nėra čia nieko kažkas keisto, reikia priprasti prie visiškai kitokio fiziškumo, kitokios gynybos, kitokių pasirinkimų strateginių, būtent kai jie žaidžia puolime. Jie startuoja su Johnsonu, Valinsku, Lecku, Liuisu ir Benišiu. Ir čia yra dar viena pražanga. Ir daug rezervų Utenos komanda tikrai paliko gynybinėje pusėje. Kuomet Žalgiris rinkosi lengvus taškus greitose atakose 1-prieš-1 situacijose. Tas pražangas buvo tikrai galima geriau panaudoti. Maxwellas Lewisas 1-prieš-1 prieš Ulanovo. Ir štai toks Maxwello Lewiso tolimas šūvis. Mėgstamas, turbūt jau galima sakyti, firminis. Taip, Maxo Lewiso metimas atžengus ar atgal, ar į šoną, bet tuo vienu žingsneliu susikuriant savo erdvės metimui. Na ir kol kas Lewisas tikrai atrodo neblogai. Ulanovas pamėgina žaisti nugarą į krepšį prieš Lewisą, bet klysta. Uleckas greitame puolime lieka be taškų. Ir čia Johnsonas mėgino prasižengti, Valinskas pamuša kamuolį, uteniškiai jo aikštėje neišsaugo. Vienas prasiveržimas, vienas epizodas, 2 taškai jau būtų teoriškai sumažinę skirtumą iki vienženklio. Ir Utenai tų tokių energijos injekcijų tikrai reikia. Išeiti žaisti su milžinišku pasitikėjimu savimi galima, bet pralaimėjus pirmą kėlinuką 14 taškų skirtumų, tas pasitikėjimas jau tampa tokia deficitinė preke. Vyrutis čia neįkrauna į krepšį. Ir vėl Utenos komanda turėjo šansą pusiau greitoje atakoje. Čia Uleckas prie savęs mato Francisko, bando žaisti nugarą į krepšį. Lewisas toliau imasi iniciatyvos. Lewisas tęsia savo gerą atkarpą. Dabar net žinok, mačiau, kaip pirmoji eilė sėdinti Žalgiris ir gali su tokiais labai pagarbiais žvilgsniais jau nulydėjo Maxwellą Lewisą. Tikrai potencialo šis vyrukas puolime turi beprotiškai daug. Turi potencialo ir gynyboje. Ten reikia, sakyčiau, kad daugiau dirbti negu puolime. Tikrai galima matyti. Iš tos pusės net galima sakyti, kad potencialas yra dar didesnis, nes dabartinis taškas yra neįtin aukštas, kalbant būtent apie komandinę gynybą, gynybos sistemų suvokimą, bet šuolis, fiziškumas, rankų ilgis, tas galimybė būti pagalbiniu lanko saugotoju ir efektyviai tą daryti būtent einant į pagalbas. Visas tas savybės Lewisas tikrai turi, o čia ir Silvenas Francisko. Ir jo pirmieji taškai šiandien. Ir Lewisas atrodo, kad tikrai turi begalę pasitikėjimų kol kas šiose rungtynėse. Vėl atakuoja Ulanovą. Ten nėra pražangos, Benišis pirmas prie kamulio, kontakto daug, bet ir vėl nieko neleistino. Ulanovas iš toli. Čia su kamuoliu liks Kauno Žalgiris. Kol kas Žalgiris net kai ir nepataiko savo metimų, tai būna tikrai retai. O 7 metimus jie yra prametę, dabar jau 8. Pusė jų jie kartoja ir turėjo antrosius šansus gerokai per daug. Reališkai jiems leidžia po savojų krepšių. Palikęs Johnsonas ir Evaldas Šaulys abudu turi po 2 asmeninės pražangas. Tad Kenny Cherry jau aikštėje. Silvenas Francisko. Cherry panašu, kad ir mato kaip desertą prieš save. Dar vienas sėkmingas jo epizodas. Leckui čia nepavyko užatakuoti Dustinas Lyvas. Dabar Valinskas turi prieš save būtent Žalgirio amerikietį. Sudėtingas metimas atšokus, nėra tikslus. Su kamuoliu liks svečiai iš Ežerų krašto.
Keitimas Žalgirio komandoje Desnis Lyva keičia Asmukas Tubelis. Tubelis vietoje Slyvos. Žalgiris grąžina kone visą savo startinį penketą. Uleckas įmeta kamuolį Beniušiui, ten įstabdomas be pražangos vieną kartą, antrą kartą ir galiausiai ginčą fiksuoja rungtynių arbitrai. Na ir čia tiesiog kaip yra sunkiau žaisti prieš Žalgirį, tuo atrodo jau susikūrė situacija, Beniušis kaip ir ten turi laisvės po krepšiu, bet Arnas Butkevičius laiku ir vietoje pakiša savo ranką, išmuša tą kamuolį ir dabar pranašumą teks bandyti kurtis iš naujo. 6 sekundės Utenos atakai. Valinskas, Beniušiui šis aukštą trajektoriją per Mozesą Raitą. Sudėtingas ir taiklus Utenos kapitono metimas. Jie du su Liuisu yra pelnę po 7 taškus. Likusi komanda kartu sudėjus pridėjo 6. Francisko ten siunčia į knockdowną Kenny Cherry. Mozesas Raitas kyla į orą ir grūda kamuolį iš viršaus. Kol kas Kenny Cherry visiškai nesusitvarko su Silvenu Francisko. Ten bando laikyti kampe Utenos komandos gynybą. Tokiose situacijose Žalgirio krepšininkus, bet nesiseka to daryti. Ir vėl drąsiai eina į pagalbą Butkevičius. Čia dar sykį sustabdyta Utenos ataka. Čia nieko nebuvo, čia tiesiog išslydo kamuolys Beniušiui iš rankų. Butkevičius kampe. Raitas. Naudos aikšteliai pritraukia prie savęs Beniušį ir įmantrus Raito perdavimas Ąžuolui Tubeliui ir nieko įmantraus pačiam Tubeliui daryti nebeprireikia. Ir ten labai ilgai bandė Tubelis priimti tą kamuolį prieš Ulecką. Žalgiris dar ir perima kamuolį. 5 prieš 2. Gostas laisvas kampe. Netikslus metimas. Žalgiris atkovoja kamuolį puolime. Francisko iš toli ir tai yra plius 18 Kauno Žalgirio naudai. 7. Francisko taškas jau vien šiame antrajame rungtynių ketvirtyje, kuriame jis aikštėje pasirodė ne taip ir seniai. O čia dar viena šarminė Akvilės vandens pertraukėlė, jos prašo Laimonas Eglinskas. Kauno Žalgiris, kaip turbūt ir buvo galima tikėtis, užtikrintai startuoja čia, o ten beje antrame plane nuo Dariaus Maskoliūno matėte ir oficialius šio sezono finalo marškinėlius, kuriuos galima įsigyti Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson internetinėje parduotuvėje. Šiųmetinis dizainas ir vėl labai simpatiškas ir tikrai raginu užsukti, užmesti akį, galbūt patiks ir jums. Mačiau, kad ir pora Juventus komandos krepšininkų atvyko į rungtynes su šiais marškinėliais. Čia Žalgirio spaudimas per visą aikštelę, ilgas perdavimas Uleckui ir Utena pereina į Žalgirio pusę. Ir tas Utenos komandinės pastangas vis tiek matom, jaučiam. Ir tikrai yra situacijų, kai jie viską kaip ir daro tvarkingai, kaip štai pavyzdžiui štai čia. Bet Paulius Valinskas buvo nepataikęs visų 5 pirmųjų savo metimų, dabar 6-uoju bandymu jis įsirašo pirmuosius taškus. Ir čia puikus Utenos procesas prie Žalgirio susikeitimo gynybą. Francisko iš toli bando atsakyti, tą daro netiksliai. Bet ten puolime nebuvo kažkokio tai statiško žaidimo 1 prieš 1. Mes matėme netikrą užtvarą, kad sukurti Valinskui daugiau erdvės atakuoti Mozesą Raitą. Ir su ta didesnė erdvė pasisekė tą žaidimą 1 prieš 1 sužaisti daug efektyviau. Atkovojęs kamuolį Lukas Uleckas sulaukė Arno Butkevičiaus pražangos, pastarajam tai antroji asmeninė šiandien. Edgaras Ulanovas grįžta į aikštę, o čia dar viena pražanga prieš Luką Ulecką. Įspūdinga serija Lukas Uleckas turėjo prieš Klaipėdos Neptūną, 16 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, beveik 4 rezultatyvūs perdavimai kiekviename mače ir kokie 2 tritaškiai po driblingo prieš Donatą Tarolį uždarė tą seriją praėjusį trečiadienį.
20 naudingumo balų vidurkis visoje serijoje. Ir įspūdingas pataikymas, 61% tikslumas iš žaidimo, 7 taiklus tritaškiai iš 15. Spindėjo tiek Uleckas, tiek Valinskas, kuris dabar yra su kamuoliu. Vėl gauna išsikeitimą prieš Mauzę Saraitą. Sumanimas geras, bet tiesiog atrodo, kad Žalgirio krepšininkai savo dydžiu, savo fiziškumu užima labai daug vietos aikštėje ir atlikti tokius perdavimus žaidžiant prieš šią komandą yra nepalyginamai sunkiau negu prieš bet kurį varžovą Lietuvos krepšinio lygoje. Liujisas nepabūgsta Raito, bet taškų neįraito į Žalgirio krepšį. Čia Francisko. Ir čia pasiseka Utenos Juventusui, vėl lengvas šansas Kauno Žalgiriui greitoje atakoje, bet Sisko nepataiko. Uleckas, jo bandymas iš toli labai netikslus, net nelietė lanko. Čia kamuolys 40-22. Atrodė, kad jau tiesiog norėjo to metimo, gerai jautėsi. Praeitoje atakoje labai laukė Valinsko perdavimo ties tritaškiukas Uleckas. Jis buvo pataikęs savo vienintelį mestą tolimą metimą, dabar prametė antrąjį, o čia ir reklaminė pertraukėlė įpusėjus antrajam susitikimo kėlinukui. Žalgiris 40, Juventus 22. Rungtynių statistika prieš jūsų akis ir dvitaškių taiklumas, Augustai. 15 iš 20 Žalgiris, 6 iš 19 Utena. Baudos aikštelėje svečiai turi 10, šeimininkai turi 24 taškus. Ir tai iš esmės ir sudaro tą pagrindinį skirtumą tarp komandų šiuo metu. Žalgiris ir pataikęs daugiau baudos metimų, bet tai yra 4-1. Gerokai lengviau tiesiog Žalgiris renkasi metimus ir Utena nedaro tų komandinių dalykų, kur galėtų bent šiek tiek limituoti kauniečių tos labai lengvus taškus greitose atakose. Ir taip pat Utena yra suklydusi 7 kartus. Gerokai per daug. Valinskas čia Styvo Nešo stiliumi palei galinę liniją. Pranešas numeta kamuolį Maksui Liujisui ir dabar jau net ir tie žmonės, kurie prieš tai žiūrėjo su pagarba, dabar jau ir aplodismentų pasirodo Žalgirio arenoje būtent Maksui Liujisui. Čia nieko keisto, kad Liujisas gerai jaučiasi ir prieš stipriausias lygos komandas. Tas jo atletiškumas leidžia jam taip neturėti tokio šoko, galbūt žaidžiant būtent prie Žalgirį. Tubelis elegantiškai čia įridena kamuolį į krepšį. Nežinau, ar jo komandos draugai tai užskaitys kaip dėjimą. Kokiu atveju 2 taškai ir Žalgiris turi vėl plus 18. Ir vėl taip atrodo šalia perimto kamuolio ten buvo Utena. Čia Raito pražanga prieš Diarą. Buvo įdomu, kai Žalgiris čia laimėjo trečiasis serijos rungtynės prieš Lietkabelį. Hasanas Diara, kalbėdamas, atsiprašau, Mozesas Raitas, kalbėdamas po rungtynių, sakė, kad laukiam Utenos finale, laukiam Hasano, laukiam Makso Liujiso. Labai užtikrintai atrodo net neabejodamas, kad būtent Utena ir pasieks šią lemiamą sezono stadiją. Tuo metu Utena pirmavo 2-0 serijoje iki 3 pergalių, tai kaip ir nieko jau tokio pernelyg aiškiaregiško, bet vis tiek išgirsti būtent tokius žodžius buvo kiek netikėta. Hasanas Diara 11 minučių šiandien aikštelėje, 0-3 metimai. Buvo prametęs ir pirmoje baudą, dabar pagaliau pirmas pozityvus dalykas statistikos protokole, nes neturėjo nei vieno kamuolio, nei vieno rezultatyvaus perdavimo, nei vienos išprovokuotos pražangos. Čia Ulanovas prie savęs turi Valinską. Maudolo atrodo žais pats. 2 prieš 2 su Biručiu, atakuojamas Pranešas, gerai išmestas kamuolys Vievcikosui. Ir ten Valinskas tikrai apsunkino metimą Žalgirio gynėjui. Bet ir vėl, kaip Žalgiris gerai grįžta į greitojo puolimo gynybą. Liujisas vėl bandys atakuoti Ulanovo, apeina Žalgirio kapitoną Maksas Liujisas ir jau 11 taškų jo sąskaitoje. Na, bent kažkoks optimizmo šviesulys. Šiaip tokiam debesuotame finale kol kas Utenos komandai. Čia nepavyksta pelnyti taškų pirmojų bandymų Laurinui Biručiui, bet Žalgiris išliks su kamuoliu.
Serijoje su Lietkabeliu galiausiai trečiose rungtynėse pradėjom kalbėti apie tai, kad klausimas yra ne ar Lietkabelis laimės bent vienas rungtynes, bet ar laimės bent vieną kėlinuką. Ir čia, žinoma, dar tik pirmos serijos rungtynės ir jos dar net neįpusėjo ir pažiūrėsim, kaip viskas klostysis. Valinskas susikūrė erdvės, mažina skirtumą iki 13 taškų ir dar vienas klausimas, kuris dar nebuvo paminėtas, jau yra atsakomas. Tomas Masiulis prašo pertraukėlės. Čia likus kiek daugiau negu 2 minutėm iki ilgosios pertraukos, uteniškių sėkmingesnė atkarpa, skirtumas mažėja iki 13 taškų. 42-29 rezultatas čia Kaune, Žalgirio arenoje, kur Utenos Juventusas kiek sumažina varžovų pranašumą, kuris jau siekė 18 taškų savo aukščiausiame taške. Ir Tomas Masiulis saviškius sušaukė pasitarimui. Čia beje tie minėti marškinėliai, bet jau jų nugara. O pamatėme prieš vandens pertraukėlę, ko reikia Utenos komandai daugiau po gerų gynybos dalykų, po atkovotų kamuolių reikia bandyti bėgti, reikia rinktis kuo daugiau lengvų taškų prieš Kauno Žalgirį. Pozicinės atakos tai yra labai sudėtinga. Čia tik trečioji Utenos komandinė šiame ketvirtyje, Hasanui Diarai pirmoji asmeninė. Lieka tik 2 minutės ir dabar jau ir mažiau negu 2 minutės. Čia Diaras sutrukdo Biručiui, bet rungtynės dėl kamuolio visgi galiausiai laimi Utena. Dar vienas jų bandymas bėgti greitesnį puolimą. Diara prieš Slyvą. Ir čia Hasano Diaros pirmas taiklus metimas iš žaidimo. Ir laimi jis 1-1 situaciją prieš Dustiną Slyvą. Ir štai, pirmas rimtesnis Juventus spurtas. Pirmos kelios atakos iš eilės sėkmingos tiek puolime, tiek gynyboje. Dabar matome išsikeitimą. Ulanovas vėl turi prie savęs Valinską, bet kitur. Žalgirio puolimas bando tęsti ataką. Maodolo stabdo Utenos Juventus spurtą. Ir įsiutęs Aglinskas, spėčiau, kad dėl to, kad viena pražanga dar buvo panaudotina jos. Uteniškiai atlikti nesugeba. Diara. Netiksliai iš toli. Venskus čiumpa kamuolį. Uteniškiai tęsia ataką. Liujisas Pranešui. Ivanas Pranešas laisvas nepataiko iš po krepšio. Bet ir vėl Maksas Liujisas viską gerai padarė. Apėjo Ulanovą. Čia Venskus aktyvios rankos sustabdo Žalgirio greitą puolimą. Čia laikosi Utena būtent tų gerų gynybinių epizodų dėka. Ir Erikas Venskus. Ir puolime atkovotas kamuolys. Ir gynyboje kyštelėt ranką. Ir dabar tritaškis iš aikštės kampo. Ir čia kaip žalgiriečiai protingai nukerpa kokias 6-7 sekundės iš Utenos Juventus. Būtent laiko. Atsakomosios atakos laiko. Čia galvoja, kad net pavyks nepalikti uteniškiams nei 1 sekundės galbūt atsakymui. Lieka 6 sekundžių skirtumas. Čia Venskus pražanga prieš Maudolo. Panašios Pranešo pražangos prieš Maudolo tikėjosi Aglinskas prieš tai matytoj situacijai, kai Vokietijos rinktinės gynėjas pataikė tritaškį. Na ir štai dabar, kadangi tiek laiko sudegino žalgiriečiai, dabar nebeliks laiko Juventus atsakymui. Čia atrodo, kad peržiūros norės Tomas Masiulis. Dėl galimos nesportinės, taip. Kad nebuvo ten žaidimo į kamuolį. Na, įdomu, kaip rungtynių arbitrai įvertins šį epizodą po peržiūros. Mes turime Žalgirio trenerio iššūkį dėl galimo pražangos sugriežtinimo. Taip, gynėjas iš priekio, ne? Jis įklaidina. Gerai, siekime tam. Taip, gynėjas iš priekio, ne? Gynėsi legaliai. Puolėjas įsiklaidina, jis pameta tą balansą, tiesia ir kamuolį. Mano nuomonė,
kontaktas nestiprus, jis suklaidintas, siekia tą kamuolį, nepasiekė. Taip, jis bando žaisti kamuolį, bet dėl to, kad... Čia nėra transition situacija, tai liekam prie pirminio sprendimo. Aš manau, pats parodžiu. Nenukenčia čia Utenos Juventusas ir Erikas Venskus. Ir pasisekė turbūt Venskui, kad tas kontaktas buvo labai trumpalaikis. Jeigu būtų nors kažkiek, manau, užlaikęs labiau varžovą, tai čiupęs už marškinėlių. Garantuotai būtų nesportinė pražanga. Dabar lieka tik paprasta. Irgi pagalvoju, jeigu tai būtų nesportinė, 11 sekundžių jau belieka tik tai Kauno Žalgiriui. Ir dar du papildomi taškai, tai galėtų būti labai gniuždanti situacija uteniškiams. Dabar jie atsilieka 11 taškų skirtumų. Tubelis atakuoja Eriką Venskų. Ir nepavyksta pralaužti gynybos. Valinskas iš toli susirena, meta netiksliai. Bet Utenos Juventus atrodo, kad vis tiek situacija galėjo būti daug blogesnė. Ir jau buvo daug blogesnė. Dabar tie 11 taškų, kurie skiria komandas, neatrodo tokia jau milžiniška praraja, atsižvelgiant į tai, ką matėme, pavyzdžiui, antrojo ketvirčio pradžioje. Net laimė antrąjį kėlinį Utenos Juventusas, turėjo -18, -11 yra tikrai kovinis atstumas. Sudėtinga, jiems pirmoji pusė užtruko laiko uteniškiai priprasti prie Žalgirio fiziškumų, dydžių ir atletiškumo. O kauniečiai rinkosi labai daug lengvų taškų iš baudos aikštelės. 26 iš 45 jų taškų yra būtent iš to artimesnio atstumo aplink krepšį. Spūdingas pataikymas ir net ir netaiklius metimus, kurių būdavo retai, jie kartodavo 6 kartus. Stebėtinai mažas baudų metimų skaičius abiejose pusėse. Žalgiris metė 5, Utena metė 4. Šiuose atkrintamosiuose tai labai neįprastas vaizdas. O Kauno Žalgirio gretose vidurio puolėjai kol kas absoliučiai dominuoja. Raitas 9 taškus, o Birutis turi 70 naudingumo balų ir mes turim jo komentarą dabar. Laurinai, pirma rungtynių pusė atrodo, kad dominuojat kol kas ir žaidžiat užtikrintai, ar viskas sekasi taip, kaip planavot? Ne, pradėjom tikrai užtikrintai ir gynyboje, ir puolime, bet antras kėlinukas, manau, negali tenkint mūsų. Per daug taškų prasileidom ir 1 prieš 1 ir puolime šiek tiek sugriuvom. Sėkmės antroje pusėje. Tokie tad Laurino Biručio pastebėjimai ir jo statistika prieš jūsų akis. Visai netrukus mūsų laukia ir rimi studija, tad niekur nepabėkit. Finalas startuoja ir jame tik pirmose rungtynėse dar sužaisti vos 2 ketvirčiai. Tad likit su mumis. Šarūnai, kokios pagrindinės problemos, ką reikia keisti, kad būti kovoje lygiai su Žalgiriu ir gal persvertą rezultatą? Žodžiu, tai komanda kaip Žalgiris tikrai per daug darom tokių paimų vaikiškų klaidų. Aišku, nesusimetėm tikrai daug laisvų metimų, kurie ir davė tą rezultatą. Aišku, kažkiek ta įdama dar slegia. Manau, antroje pusėje susitvarkysim tai ir rezultatą bandysim pakeisti. Sėkmės. Ačiū. Šarūnas Beniušis, jo mintys po pirmosios rungtynių pusės ir panašu, kad labai liūdnos naujienos Utenos pusėje. Na, nežinom, kiek jos liūdnos, bet Šarūnas Beniušis čia jūsų ekranuose apšilimo metu prieš antrąją rungtynių pusę. Nežinom tiksliai kas, bet kaip galit pamatyti patys, kažkas nutiko uteniškių kapitonui. Ir šiuo metu jo nėra ant atsarginių žaidėjų suolelio. Štai dabar jis grįžo ir bando panašu išvaikščioti skausmą. O rungtynės nelaukia. Rungtynės tęsiasi toliau. Žalgiris turi +11. Vėl kamuolys baudos aikštelėje. Šį kartą Raitas atakuoja netiksliai, bet ataka tęsiasi, tiesa, kamuolys nelietė lanko ir kamuolys nelietė lanko 2 kartus per vieną Žalgirio ataką. William Sagosa, trečias netikslus tolimas metimas pirmajame finalo susitikime.
Buvo pataikęs 2 iš 2 prieš Juventusą šiame sezone. Šiaip jau 4 taškai, 3 rezultatyvus perdavimai, neprasta Viljamso Golso pirmoji pusė. O čia Utena ieško savo pirmų taškų, Ulecko perdavimas, kurio Vranešas nelaukė. Ir Vranešui atsisukant, Uleckas tiesiog nusuko akis ir net nelaukė akių kontakto su kroatu. O Žalgiris šiek tiek pakeitė gynybinius išsidėliojimus. Arnas Butkevičius dengė Paulių Valinską pirmoje mačo pusėje. Dabar jis prie Makso Liuviso, kuris siaudėjo prieš Edgarą Ulanovą. Ir labai lietuviškai artima. Sirvydis yra priverstas įsirašyti klaidą. Per 5 sekundės Žalgiris neišsimeta kamuolio. Tai yra antra Žalgirio klaida šiandien, bandant išsimesti kamuolį. Prieš tai Francisko užmynė ant šoninės linijos, dabar kelis žaidėjus kauniečių puolime atmušė. Iš pradžių Malikas Johnsonas neleido priimti kamuolio ir ten Žalgirio aukštaugiai nepadėjo savo komandos gynėjams priimti kamuolio. Liujisas ieškojo Venskaus, atrodė, kad Žalgiris jau apsigynė, bet Erikas Venskus verčia savo 10-ąjį tašką šiandien, 100% taiklumas. Jis yra vienintelis Utenos nestarto 5 žaidėjas šiandieną pelnęs bent 1 tašką. Sirvydis po pagavimo. Čiukš, Deivido Sirvydžio. Vienas pirmų prisilietimų prie kamuolio tampa jo pirmaisiais taškais. Ten Francisko surado Sirvydį silpnoje pusėje. Ir kiekvieną kartą, kai Utenos Juventusas pabando kažkiek priartėti prie Kauno Žalgirio, jie atsako taiklių metimų. Čia techninė pražanga yra baudžiamas Francisko. Kokios emocijos iš Žalgirio lyderio. Ir toliau nerimsta Francisko, dabar jau ir komandos draugai, ir treneriai tiesiog fiziškai tempia iš aikštelės. Prieš tai Francisko įtūžo ant savo komandos draugų, kai buvo sušilta ta 5 sekundžių pažeidimo taisyklė. Ir pirmoje pusėje matėm situaciją, kai jis galiausiai su Luku Ulecku šiltai apsikabinęs nuėjo po pražangos, bet prieš tai buvo piktas ant teisėjų, kad toks kontaktas, galbūt koks jo manimu nėra fiksuojamas prieš jį, yra fiksuojamas kaip jo pražangos. Bet Francisko ta techninė tapo jo 4-ąją asmeninę pražangą šiandien. Uteniškiai maksimalios naudos iš šios situacijos neišspaudžia. Hasanas Diarra, dusyk NCAA čempionas, dusyk prameta baudą, bet Erikas Venskus antrose rungtynėse paeiliui žaidžia tokį atgimimo žodžio ir palyginimo vertą žaidimą. Ir čia Maksas Liujisas provokuoja pražangą ir dabar jau pats stos prie baudų metimo linijos. Čia vėl Makso Liujiso labai ilgi žingsniai keičiant kryptį, einant link krepšio. Edgarą Ulanovą prieš save turėdamas Maksas Liujisas jaučiasi labai agresyviai. Turbūt šis palyginimas čia, šis epitetas čia tiktų labiausiai. Neblogai nusiteikęs Eimantas Kersis. O ko jam liūdėt, Rokai? Faktas, kad liūdesys Utenoje yra retai sutinkamas reiškinys. Jei būtų galėjęs ir mikrofoną turėjęs, tai dar ir linkėjimus, manau, būtų kažkam nusiuntęs. Maudolo prieš save turi Liujisą, čia Utena keičiasi. Dabar vokietis prieš Eriką Venskų. Nori šokti savo šokį vokietis ir Maudolo čia netaikliai. Uleckas atsiduria ant parketo, Ulanovas ima kamuolį ir įsirašo taškus antrojų šansų. Liujisas šį kartą prieš Deividą Sirvydį. Čia išbandymas Sirvydžiui. Liujiso metimas. Viską, ką nori, atrodo, Maksas Liujisas šiandien pataiko. Susikuria savo progas po vieno driblingo. Gauna visiškai laisvą vidutinį metimą nuo alkūnės.
Max Lewis, Max Confidence. Arba maksimalus pasitikėjimas savimi šiandien. Slyva prieš Diarą, palei galinės, nusiųstas kamuolys Sirvydžiui iš to paties taško, 2 iš 2. Turi greičiau rotuoti prie Sirvydžio ten kampe, Utenos greitas atsakymas, jie klysta. Ir dabar Sirvydis prieš Eriką Venskų. Nori Sirvydis, kad žaistų Ulanovas prieš Hasaną Diarą, dabar kamuolys nukeliauja ten, čia reikės pagalbos. Arba pražangos, bet tikrai netokios gynybos pabaigos norėjo Juventus krepšininkai. 5. komandinė. Ar visgi? Taip, 5. komandinė, 2 asmeninė Hasanui Diarai ir Edgaras Ulanovas prie baudų metimo linijos. Žalgirio kapitonui ruošiantis mesti baudas, Utenos kapitonas Šarūnas Beniušis grįžta į aikštę. Čia ir daugiausiai pražangų išprovokavęs Kauno Žalgirio krepšininkas lygos istorijoje. Dabar sumeta abi baudas. Vėl atrodo, Utena laikėsi toje kovoje, bet pakelia akis į švieslentę ir ten vėl minus 16. Labai svarbus buvo 2 Sirvydžio tritaškiai. Liuvisas prieš Giedraitį ten negauna kamulio. Diara žaidžia prieš Lo, gražiai prasimestas kamuolys pro nugarą ir išprovokuota pražanga. Kiek daug 1 prieš 1 žaidimo. Šiandien matome iš Utenos komandos. Žalgiris atrodo, kad visas ekipas Lietuvoje priverčia remtis to 1 prieš 1 žaidimu, su nedaug perdavimų, bet daug driblingų. Šiandien uteniškiai turi daugiau klaidų negu perdavimų. 9 rezultatyvūs perdavimai viso iki šios rungtynių akimirkos. Bet Utena trečiajame rungtynių ketvirtyje jau meta savo 10 ir 11 baudos metimus. Iki ilgosios pertraukos tų baudų jie metė viso buvo vos 4. Žalgirio ir vėl labai rezultatyvus kėlinukas. Pirmajame pelnė 27, šiame jie jau turi 26. Čia Utena kažkiek paspaudė Žalgirį ir nukirpo kelias sekundės nuo jų atakos. Dermys Sirvydžiui, daug užtvarų be kamulio. Ten daug išsikeitimų. Slyva turi žaisti 1 prieš 1. Jo super sudėtingas metimas netikslus. Malikas Džonsonas iš žaidėjų tankmės išnyra su kamuliu. Beniušis buvo laisvas akimirkai, bet nepamatė jo Malikas Džonsonas. Liuvisas, kokios šuolio galimybės. Wow. Atrodo, kad jis pašokęs į orą, dar turi kažkokį nematomą laiptuką, nuo kurio dar gali atsispirti papildomai. Bet kiekvieną Makso Liuviso tokį epizodą iš karto naikina Žalgiris. Čia jis klaidina Dovį Giedraitį, bet žingsniuoja. Aš žaidžiu savo pirmą sezoną Europoje. Žingsniai. Liuvisas galvoja, kad ten pražanga turbūt bus sušilta prieš jį. Modolo. Dustinui Slyvai ir ten kontaktas, kurį net išgirdom, tą kepštelėjimą per ranką. Na, retai, kada pražangos girdisi komentuojant rungtynes per ausines, bet Hasanas Diara ten konkrečiai užvažiavo Dustinui Slyvai. Skambi pražanga. Žalgirio komandai į aikštę sugrįžta Ąžuolas Tubelis. Aplodismentais tiek pasitinkamas Tubelis, tiek išlydimas Deividas Sirvydis. Mažiau nei 5 aikštėje praleistas minutės, 2 iš 2 tritaškių. Šį vyruką Kaune matysime ir kitą sezoną. Pratęsė kauniečiai kontraktą su Dustinu Slyva. Vienas turbūt labiausiai netikėtų tokių gerųjų pasirašymų praėjusią vasarą. Daug kas skeptiškai vertino Dustinas Slyvos atvykimą, bet jis
pranoko visų lūkesčius. Žinai, atvykstantys sunkieji kraštai, amerikiečiai metikai iš Turkijos, jau buvo tokia etiketė po nesenos patirties Kaune kelianti kiek abejonių, bet Dustinas Slyva tikrai jas išsklaidė su kaupu. Nuo pirmos dienos, o čia tiesa jis prasižengė. Malikas Johnsonas ten padarė didžiąją dalį darbo, apėjo savo tiesioginį varžovą, išskirstė gražų perdavimą. Ir Utena toliau, baudų metimais turi galimybę rinkti taškus. 13 uteniškių taškų pirmajame ketvirtyje, 21 antrame, 25 trečiajame. Skirtumas ir trečiajame ketvirtyje vėl ūgteli Žalgirio naudai. Čia Žalgiris gali organizuoti ataką praktiškai iki trečiojo kėlinio pabaigos. Modolo gauna Luką Ulecką priešais save, nori kokio prabėgimo, jo nėra. Geras Beniušio gynybinis epizodas užbaigė trečiąjį susitikimo ketvirtį. 75-60, 15 taškų skirtumų. Čia priekyje Kauno Žalgiris. Mums lieka ketvirtasis ketvirtis. Jame ir toliau lauksime jūsų visų dėmesio šiame 33-ame Lietuvos krepšinio lygos finale. Beveik 7,000 žiūrovų. Čia šiandieną Žalgirio arenoje gyvai stebi pirmasias finalo serijos rungtynes, kurių trečiojo kėlinuko naudingiausių žaidėjų tapo Paulius Valinskas. 7 taškai ir 8 naudingumo balai, leidžiantys Valinskui šiuo metu rungtynėse viso turėti 5 naudingumo balus. Pirmoji susitikimo pusė jam baigėsi su minusiniu skaičiumi, bet dabar jam pavyksta žaisti vis efektyviau. Slyva laukia šito Beniušio perdavimo Uleckui. Johnsonas laukia šito perdavimo Ąžuolui Tubeliui ir čia gera uteniškių pražanga užfiksuota Pauliui Valinskui. Na ir Žalgiris, kaip pradėjo užtikrinti tas rungtynes po 7,5 minutės, pirmavo 21-8, panašų skirtumą išlaiko kauniečiai visas rungtynes, į kiekvieną Juventus mini spurtą atsako iš karto. Net ir tada, kai Silvenas Francisko gavo technišką ir ketvirtąją savo asmeninę. Ąžuolas Tubelis iš kampo pataiko 7-ąjį Kauno Žalgirio tritaškį šiuose rungtynėse. Ir iš kampų baudžia žalgiriečiai. Utenos Juventusas ir Vytis pataikė 2, Tubelis irgi. Dabar tą daro sėkmingai, Uleckas ieško pražangos, jos negauna ir vėl Žalgiris gali bėgti į greitą puolimą. Ir beje, Žalgirio sudėtyje, atmetus visus jaunuosius krepšininkus, yra 11 žaidėjų, kurie yra bent kartą tapę aukščiausios nacionalinės lygos bet kurios šalies čempionais. Tarp tų 11 žaidėjų nėra Ąžuolo Tubelio, kuriam tai galėtų būti pirmuoju jo titulų karjeroje. Kalbant būtent apie lygos turnyrus. Ir kitas toks žmogus yra kartu su juo šiuo metu priekinė linija sudarantis Dustinas Slyva. Praeitais metais Tubelis buvo per vieną Francisko metimą nuo titulo. Čia Slyva per vieną savo metimą Žalgirio prie titulo nepriartina, bet skirtumas ir taip solidus. Čia tas Maliko Johnsono greitis, apie kurį labai daug girdėjome prieš sezono pradžią. O čia Dovio Giedraičio. Nekoks sprendimas greitoje atakoje. Ulanovas laisvas buvo dešinėje, jis pasirinko perdavimą į kairę ir tas kamuolys tiesiai į užribį. Septyniasdešimt 8-60. Malikas Johnsonas pradeda Utenos Juventuso dar vieną ataką. Pražanga ir 2 baudų metimai. Pabandė Dustinas Slyva perimti kamuolį prie pirmojo perdavimo ir iš karto Uleckas įgavo pranašumą ir dabar dėl to stos prie baudų metimo linijos. Ir
teko minėti tą uteniškių prastą tritaškių pataikymą tarpusavio rungtynėse šiame sezone. Šiandien jie meta kaip ir solidžių procentų, bet yra viso išmetę tik 13 tolimų metimų, iš kurių 5 buvo taiklūs. Žalgiris yra pataikęs 7 iš 17, 41 procentas. Viso Žalgiris per tas ketverias tarpusavio rungtynės su Utena metė 91, pataikė 43 tritaškius. Tai yra 47 procentai. Taip pat viso po daugiau negu 23 rezultatyvius perdavimus per rungtynės vidutiniškai. Tad geras kamuolio judėjimas, labai geras taiklumas. Tai galima apie Žalgirio puolimą pasakyti ir šiandien. Uleckas greitoje atakoje ir vėl netiksliai Utena. Beniušis tiesa, šoka jam kamuolys į rankas, jo 2 taškai. Atrodo, kad kesdamas skausmą rungtyniauja Beniušis. Grįždamas į gynybą labai sunkiai kvėpavo, bet neatrodo, kad dėl nuovargio, dėl to būtent, kad jį kamuoja fizinis skausmas. Čia Tubelis nuo galvos Valinskui nusiima kamuolį. Čia turėtų pagalba ateiti anksčiau. Tiesa, ta pagalba ten iš Maliko Johnsono nelabai ką keičia. Valinskas likęs prieš Tubelį ten nelabai gali ką padaryti gynyboje. Malikas Johnsonas čia Beniušiui spėja prie jo prišokti Ąžuolas Tubelis, bet ir toliau aukštaūgis iš Viekšnių tęsia savo tvirtą pasirodymą šiandien. 12 taškų Beniušio sąskaitoje. Žalgiris ir toliau su Tubeliu 5-oje pozicijoje. Giedraitis gražiai suranda Tubelį ir čia. Čia yra Maksimo Liuviso klaidas gynyboje. Jis turėtų keistis toje situacijoje, to nepadaro ir Tubelis mėgaujasi labai lengvu dėjimu. Žalgiris plus 17, 7-12 lieka čia Kaune. Jūsų ekranuose tiek ir daugiausiai taškų, tiek ir daugiausiai atkovotų kamuolių, tiek ir daugiausiai rezultatyvų perdavimų surinkę abiejų komandų krepšininkai šmėstels visai netrukus. Augustai, ar tave kažkas stebina šituose sąrašuose? Nelabai, Ro. Nelabai kas stebina šio vakaro rungtynėse. Kol kas Žalgiris užtikrintai kontroliuoja šitą mačą. Kiekvieną bent jau mažą mini Utenos komandos spurtą iš karto nuramina aistras ir keliauja link pirmosios pergalės LKL finalo serijoje. Turbūt nieko kito niekas nelabai ir galėjo tikėtis. Atrodė tiesiog rungtynių pradžioje per didelis šokas Utenos komandai. Ta Žalgirio gynyba ir Žalgirio greičiai. Vėl Mauzės Raitas grįžta į aikštelę, vėl Žalgiris keičiasi, vėl reikės 1-1 pastangomis spręsti Utenos komandai savo ataką. Ulecko, koks žemas driblingas, bet išlaiko kamuolį Lukas Uleckas ir susirena, paleidžia, na, sakykime, pavojingą metimą. Bet šiandien 2 pagrindiniai Utenos puolimo varikai Paulius Valinskas, Lukas Uleckas. Matome, kaip sunkiai jiems gyvenimas tiesiog sekasi prieš Žalgirio gynybą. Nėra tų pranašumų, kurie galbūt buvo prieš Neptūną. Uleckas nebeturi to greičio pranašumo, žaisdamas 4-oje pozicijoje. O kūrybą eliminavo tiesiog Žalgirio susikeitimai. Viljamsas Gosas kantriai iki galo ir dar 2 taškais ūgteli Kauno Žalgirio pranašumas. Na, išties, truputėlį net keista ir atmosferos arenoje atžvilgių, ir rungtynių intensyvumo atžvilgių. Kartais atrodo užsimiršti, kad tai yra finalas. Nors dėl kovingumo stokos uteniškių tikrai kaltinti negali niekas. Ten Beniušis vėl krenta, šį kartą atrodo po praleisto smūgio į veidą. Dovydo Giedraičio tritaškis. O, Šarūnas Beniušis praskeltų antakių ir prireiks ir medikų pagalbos Utenos kapitonui, kuris piktas keliauja link atsarginių žaidėjų suolelio.
Čia tą peržiūrą išvysim. Teisėjai peržiūrė dėl galimo smurtinio veiksmo prieš tai, va čia šitą ribon situaciją. Jo. Kaip jis šoka kovot kamuolį. Parodė. Kita dar. Kaip tu galvoji, Jozai? Važiuorim dar visų greičių. Žiūrėk, ta ranka neina tiesiai ant ribaundo, ta su kuria pataiko, žiūrėk. Kad siektų natūraliai kamuolio, ne? Ir nematydamas pataikytų. Žiūrėk. Atbėga, šoka ir ta dešinė ranka tokia į apačią nuleista pataiko. Tai... Kontaktas atitinkantis. Kontaktas stiprus, prakirto antakį, tai mes čia skiriam pagal smurtinio veiksmo taisyklę pražangą, meta 2 metimus Venskus, kuris pakeitė. Ir kamuolys tada lieka, nes taškai buvo, ne? Taip, taškai buvo. Tada Utena įsimeta po taškų iš galinės. Tai tu panašiai. Nepasitenkinimas čia Žalgirio arenoje, triukšmas beveik didžiausias, kokį girdėjome šį vakar. Kastinui Slyvai skiriama nesportinė pražanga. Tomas Misiulis ten negali patikėti. Lyg sakydamas, mačiau pakartojimą, nieko nebuvo. Iš kur čia tokie sprendimai? Šarūnas Beniušis šiandieną aukoja viską. Vieną iš 2 baudos metimų realizuoja Erikas Venskus. 11 jo taškas, bet jis ir toliau vienintelis nuo suolo pakilęs Utenos krepšininkas pelnęs taškus. Malikas Johnsonas, Šaulys, Ivanas Branešas, Kenny Cherry, kuris žaidė vos 2,5 minutės, 0 taškų per juos visus. Čia Valinskas eina į kontaktą, pražangos jam surasti nepavyksta, bet taškus Valinskas įsirašo. Labai agresyviai Dovis Giedraitis spaudė Valinską per visą aikštelę. Gosas, atrodo, patiria kažkokią traumą šioje situacijoje, rodo iškart, kad nori keitimo. O čia Evaldas Šaulys baudžiamas nesportinę pražangą. Tempė už marškinėlių. Dėjimas neįskaitytas. Žiūrovai džiaugtis nelabai galėjo, bet Utenos komandai tai gali baigtis tik dar blogiau. Raitas pataiko pirmąjį baudos metimą. Dvyliktasis Žalgirio vidurio puolėjo taškas šiandien. Labai efektyviai savo laiką aikštelėje išnaudoja amerikietis. O Nigelis Williamsas Gosas ir jo grimasos ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ten atrodo iškart pajautė kažkokį skausmą. Na, jeigu žiūrėtum į tai, kiek kontakto, kiek traumų, kiek techninių, nesportinių pražangų, sakytum, kad dabar 1, o ne 21 taškas skirtų komandas. Francisko grįžta į aikštelę po ilgos pertraukos. Ir čia dar viena uteniškių pražanga. Dar galėjo čia prasižengti Venskus. Ketvirta komandinė Juventuso. Ir toliau labai žemų penketų rungtyniauja svečiai. Braito dėjimas. Ir vėl atrodo, kad taip lengvai viską pavyksta pasiekti Kauno Žalgiriui. Ir taip pavyksta sunkiai priversti dirbti
svečius iš Aukštaitijos. Uleckas po driblingo turi erdvės. Nepavyksta ir dar sykį. Jam 2 iš 8 jo metimų iš žaidimo šiandien. Neritme. Uleckas šiandien visiškai neleido jam įsižaisti kauniečių gynybą. Čia vėl po susikeitimo. Tubelis, Mauzės Raitui. Ir čia labai lengvas dėjimas. Žalgiris atrodo, kad keliauja link lengvos pergalės pirmajame finalo susitikime. Tubelis pro Venskaus pažastį. Ir Raitas iš viršaus plus 25 Kaune. Plius 25 Kauno Žalgiris čia ketvirtąjį kėlinuką dabar jau laimi 18-8. Tiek pirmajame, tiek ketvirtajame žalgiriečių pranašumas yra ryškesnis negu ryškus. Utena pasiruošusi tęsti rungtynę su Keničerį, Hasanu Diarą, Valdu Šauliu, Luku Ulecku ir Ivanu Vranešu. Pranešas vos 3 minutės rungtyniavo antroje mačo pusėje. O tos atkarpos trečioje kėlinio pradžioje taip ir nebuvo. Grįžęs ant parketo, Uleckas dar vienas jo netikslus metimas. Ir čia Valdas Šaulys. Užvaldo kamuolį, geras perdavimas į aikštės kampą ir Lukas Uleckas nepataiko net į lanką iš toli. Vranešas nepataiko net į lanką baudos aikštelėje, nes šalia jo stovėjo jį įbauginęs Laurynas Birutis, o Ąžuolas Tubelis visiškai nesibaugina paties Ivano Vranešo. Ir čia atrodo, kad Juventus krepšininkai jau iškėlė baltą vėliavą. Jau link autobuso. Keliauja dar rungtynėm nesibaigus. Pastangų ne per daugiausia. Ir jėgų turbūt taip pat likę neypatingai daug. Labai daug laiko jų lyderiai rungtyniavo serijoje prieš Neptūną, o Žalgirio lyderis įžengė į dviženklę taškų zoną. 11-asis Francisko taškas ir šiandien tokie metimai iš dešinio krašto. Jam krenta labai gerai. Žalgiris ir artėja prie 100 taškų. Ir artėja prie dar vienos įtikinamos pergalės prieš Utenos Juventusą šiais metais. Teko minėti transliacijos pradžioje vidutiniškai 18 taškų skirtumų. Laimėti visi 4 susitikimai arba plus 72 per 4 rungtynes. Čia šiandien panašu, kad tą skirtumo vidurkį Žalgiris gali pagerinti ir dar labiau. Reklaminė pertraukėlė Kaune. Šeši rezultatyvūs perdavimai Silvenas Francisko šiandieną yra daugiausiai jų atlikęs krepšininkas šiose rungtynėse, kuriuose Žalgiriui trūksta jau tik 3 taškų iki 100. Beje, visose kol kas atkrintamosiose varžybose žaistose šių metų rungtynėse Žalgiris pergalės pasiekė vien tik tai apvaliais skirtumais. Tai buvo plus 20, plus 15, plus 10, plus 20, plus 10. Ir nors šiandien matysim ir vėl, pagal dabartinius tempus, tai gali būti kas? Plus 25, plus 30. Suapvalinai tu čia tuos apvalius skirtumus ir 15 įskaitai. 15, man atrodo, pakankamai apvalu, ne? Čia jau, nežinau, diskusija apie tai, kas yra apvalu. Bet kai toks rezultatas, tai gal ir galim užvesti tokią temą, ar ne? Man atrodo, kad galim. Bet reikia kažkaip užvesti ir kažką pozityvaus iš Utenos perspektyvos, ne? Dabar turbūt pagrindinis klausimas, kas 100 tašką pelnys. Kandidatas numeris 1, Arnas Butkevičius, bet čia jam pritrūksta. Su šypsenėlė Arnas grįžta į gynybą. Su šypsenėlė panašu, kad Žalgiris gali sužaisti visą šią finalo seriją, bet uteniškiai padarys viską, kad taip neatsitiktų. Aš nežinau, ar kada nors, galbūt ir yra taip buvę, bet kitais metais Čempionų lygoje, kalbant netgi apie 2 turnyrus tuo pačiu pavadinimu, bus tik tai vienas Juventusas. Turino Juventus užėmė 6. vietą Serija A pirmenybėse Italijos futbolo lygoje ir žais Europo lygoje, o štai Utena finišuoja 2 ir žais Čempionų lygoje. Išsiaiškinam, kas yra pagrindinis Juventusas. Kas yra
tikrasis Juventus. O Butkevičius atrodo nori pasiimti tą 100-inį tašką, tiesa nepataiko. Laurynas Birutis. Jaunąjį Titą Didžgalvį be gailesčio gesina Birutis, o čia Deividas Sirvyris gali ir atimti tą pareigą pavaišinti komandą vakarienę iš. Ta jau atrodytų tikrai padaryti nusiteikusio Arno Butkevičiaus. Pasižiūrėsim, 76% tikslumas. Užtikrintai. 171 ir 2 minutės Kaune iki pirmųjų finalo rungtynių pabaigos. Vranešo metimas netikslus. Na, šiandien rungtynės, kurias Vranešas norės pamiršti, 0 iš 6 iš žaidimo. Labai silpnas kroato pasirodymas, o čia dar ir Francisko toliau peria truską ant žaizdos. Ir dar spėjo sumušti rankomis su vienu iš pirmoje eilėje sėdinčių žmonių po šio gero epizodo. Čia ir Mockaus bandymas, nepavyksta ir Didžgalviui, nepavyksta ir Mockui. Jie gauna savųjų minučių čia finalo serijoje. Žalgiris turi 31 taško persvarą, visą pagrindinį darbą padarė šiandien kauniečiams. Starto penketas visų plius minusas yra didesnis negu plius 20. Francisko labai daug driblingų, tiesa metimas iš vidutinio šis skrieja pro šalį. Vranešas įridena savo pirmąjį dvitaškį, 7-uoju bandymu. Ir tampa vos antruoju Juventus žaidėjų, kuris pelnė taškus nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Na, Rokai, reiks Juventuso daug geresnio už 2 dienų Utenoje. Ten, aišku, galbūt ir namų sienos kažkiek padės. Čia ir Biručio dėjimas iš viršaus. Na, be abejo, ten atmosfera bus turbūt galimai gal net laukiamiausia per visas šias atkrintamasias varžybas. Įspūdingai yra ir tai, kad Utenos klubas organizuoja ir rungtynių stebėjimo vakarėlį prie arenos, kadangi visi norintys netilps tiesiog į Utenos daugiafunkcijį sporto centrą. Francisko be gailesčio. Ir Francisko atrodo, kai Sirvydis pelnė 100-ąjį tašką, pats ir kažkaip ėmėsi daugiau atakuoti į krepšį. 107-73 dominuojanti Žalgirio pergalė. Dženičerį tampa trečiuoju Juventuso žaidėjų pelniusių taškus, kalbant apie atsarginius krepšininkus. Ir panašu, kad Žalgiris neapvalius skirtumų iškovos šią pergalę. Plius 32 ir 33-ame Lietuvos krepšinio lygos sezone Žalgiris žengia pirmą iš 3 žingsnių link savo 26-ojo šalies čempionų titulo. Ir šiandien čia Kaune absoliuti dominacija nuo rungtynių starto iki pat pabaigos. Rungtynių momentas, kurį jums pristato DPD, Dustinas Lyvos. Greičiausias šiame sezone išmestas metimas, tai jau tikrai. Jei kažkas mokat apskaičiuoti, kaip greitai čia Slyva išmetė kamuolį, aš norėčiau tą sužinoti. Manau, kad ir daugiau žmonių. 0,3 ar 0,4. NBA, man atrodo, yra ta taisyklė, kad 0,4 yra riba, kuri turi būti laikmatyje, kad tu galėtum išmesti metimą iš pagavimo. Tiesiog tai yra taisyklė, nes fiziškai greičiau tą padaryti neįmanoma, tad Slyva tą padarė greičiausiai, kaip, na, sakykime, Klay Thompsono metimo greitis, kurį užfiksavo Dustinas Lyva. Labai įspūdingas epizodas, ne veltui jis ir tampa įsimintiniausių rungtynių momentų. 4 Žalgirio starto penketo nariai baigė rungtynes su bent 13 taškų ir daugiau. Vienintelis Arnas Butkevičius su 2 taikliais baudų metimais. Tubelis, Raitas, Francisko ir Williamsas Gostas surinko atitinkamai 19, 17, 16, 13 taškų. Ir nukalė savo komandai persvarą pirmajame ketvirtyje. 21-8 pirmavo kauniečiai po 7 minučių. Ir ta persvara tik didėjo. Tiesa, sakyčiau, kad tas plus 32 galbūt kažkiek ir išpūstas rezultatas. Ketvirtąjį kėlinį Žalgiris laimėjo 32-15. Apskritai po ilgosios pertraukos antroje rungtynių pusėje Žalgirio 62 pelnyti taškai.
Paklausykim, ką apie tai galvoja nugalėtojų vyriausiasis treneris. Žodis Vaidui Leliugai ir Tomui Masiuliui. Treneris su pirmąją pergalę, skambant šiai Vikingų Žalgirio skanduotei, kokios jūsų pirmos mintis po pirmų serijos rungtynių? Pirmas sveikiname komandą ir mūsų panams su pirma pergalė, bet visą laiką kaip trenerių yra taisytinų dalykų. Manau, šiandien gynyboje gerai žaidėm, fiziškai žaidėm, bet žinom, kad Utenoj bus baisiai karšta, pasiruošę esame ir norim važiuoti tenais siekti antros pergalės. Prieš rungtynės užsiminėte apie tą žaidimą 1-1. Dabar dar, aišku, nemačius įrašo, bet tai, ką matėt gyvai, ar tenkino viskas? Tai visą laiką kaip trenerių viskas netenkina. Yra dalykų, kurie netenkina. Tiek Liujisas per daug davėm įsižais gal, bet svarbiausia iškovojom pergalę, įmam vieną tašką, vieną pergalę ir judam toliau. Sėkmės. Na, Utenoje tikrai bus karšta, galiu tą garantuoti Tomui Masiuliui. Aha. Ten jau ir pusfinalio serija buvo perpildyta ir sausakimša arena. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodys Utenos komanda žaisdama namuose. Manau, kad ir patys krepšininkai žiūrėjo į tas rungtynes su tokiu, kad, na, jeigu galim ir kabintis, tai tose rungtynėse namuose. Man labai įstrigo, kad po laimėtos serijos prieš Neptūną dar Rūbinėje Maxwellas Liujisas šaukė tiesiog apie finalą, šaukė Kaunas in 4. Tai reiškia, Žalgiris tik 4 rungtynėse laimės titulą, nes jie turės atvažiuoti pas mus ir tas vienas rungtynės mes laimėsim. Gali skambėti truputėlį komiškai, bet tai tuo pačiu ir toks blaiviai realistiškas ir truputėlį optimistiškas pasitikėjimas savimi. O jeigu jau kalbam apie pasitikėjimą savimi, ponios ir ponai, jūsų ekranuose Ąžuolas Tubelis. Ąžuolai, užtikrinta pergalė, kaip iš tavo perspektyvos atrodo, nes iš šono žiūrint atrodo, kad buvo visai nesudėtinga šiandien jums laimėti ir pasiimti šitą tašką. Taip, tai nežinau, iki trečio kėlinio buvo, nežinau, tiek pabėgdavom, tiek vėl sugrįžo Juventusas. Tai manau, viso sezono Lietuvos krepšinio lygoje ta maža problemytė buvo su mumis, kad jeigu pabėgam 17-18 taškų, tai truputį atsipalaiduojam ir leidžiam komandom, nežinau, gal pajausti, kad jie gali laimėti ir tada būna sunku, bet, nežinau, ketvirtą kėlinį susitvarkėm, įjungiam savo tą fiziškumą ir, nežinau, ir tiesiog gal perlaužėm tas rungtynės visai nesunkiai. Maxwellas Liujisas 18 taškų šiandien sumetė jūsų krepšį. Vienas iš tų žaidėjų, kuris lyderis buvo atkrintamosiose ir iki šiol. Kaip tau pačiam, ką galėtum pasakyti apie šį žaidėją, kokį tavo įspūdį jis palieka? Taip, tai labai emocingas, nežinau, moka žaisti tą krepšinį, visi moka, žaidė už Atlanto, žinojau jį, žinau, kur žaidė ir kaip žaidė, tai visiškai, nežinau, manęs asmeniškai nenustebino, bet aišku, sumetė šiandien sunkių metimų, bet jeigu jie nori laimėti su tokiais metimais, tai mums tai nauda. Ačiū tau, sėkmės. Ąžuolo Tubelio statistika jūsų ekranuose. Na, žmogus, kuris siekia savo pirmojo čempiono titulo savo profesionalo karjeroje, buvo rezultatyviausias Kauno Žalgirio žaidėjas šį vakarą. Ir turbūt tai taip pat pernelyg nestebina nieko. Rytoj tęsiasi bronzinė serija Panevėžyje Lietkabelis prieš Neptūną, o antrosios finalo serijos rungtynės už 2 dienų Utenoje. Niekur dar nepabėkit, mes dar turėsim Rimi studiją, Vaidas Leliuga, Martynas Gesevičius užbaigs mūsų sekmadienio transliaciją.